Dabar leiskite trumpai pristatyti Lietuvos regionų partijos programą šiems 24 metų Seimo rinkimams. Na ir kai gyvenimo kokybė regionuose bus tokia pat kaip didžiosiuose miestuose, čia pradėkime nuo to, kad mes matom, kad regioninė atskirtis, regioninė socialinė, ekonominė atskirtis yra viena didžiausių Lietuvos problemų, iš kurios kyla ir išvestinis kitos. Taigi, kai gyvenimo kokybė regionuose bus tokia pati kaip didžiosiuose miestuose, tikėtinai iš jų nebeišvyks gyventojai ir sieks sugrįžti, kurie yra emigravę tiek į centrus, į Vilnių, tiek į užsienį. Tai galima pasiekti tik skatinant regionų ekonomiką, kuriant naujas darbo vietas, tiesiant kelius, tvarkant tiltus, užtikrinant kokybiškas sveikatos, viešasias paslaugas, taip pat socialinės, kultūros prieinamumą. Savivaldybės privalo turėti galimybę investicijas planuoti pagal tai, kokį ilgalaikį efektą jos turės konkretaus regiono ekonomikai. Regionės atskirties mažinimas privalo tapti pamatinė vidaus Lietuvos politikos kryptimi. Tai ir yra Lietuvos regionų partijos tikslas. Ekonomiškai, politiškai ir socialiai stipri valstybė ir visi jos regionai. Užtikrinant šalies piliečių saugumą, ramybę, gerovę, prieinamą švietimą, sveikatos apsaugą ir orę senatvę. Na ir dabar siekiančių rezultatų būtina. Pasisakome už prezidento išsakytą idėją vietoje energetikos ministerijos įsteigti regionų reikalų ministeriją. Taip pat kuri ir koordinuotų iš esmės visas šitas pastangas gaivinti regionus, vykdyti regioninės atskirties mažinimą, socialinės atskirties mažinimą, tai šitoje vietoje tvirtai stovime prezidento iniciatyvos pusėje. Mažinti socialinę atskirtį, tvarkyti Lietuvos kelius, viadukus ir tiltus kaip vienų svarbiausių šalies infrastruktūros elementų, taip pat kaip regioninės atskirties mažinimo būdą ir priemonę. Efektyviai panaudoti europinės lėšas, supaprastinti europinių lėšų panaudojimą regionuose tvarką, tai viena iš idėjų yra įkurti kelių fondą, kaip Lenkijoje, kur labai didelę dalį lėšų sugeba pritraukti ir tiesti kelius būtent iš europinių fondų lėšų. Versle neįvedinėti naujų mokesčių, peržiūrėti esamus mokesčius ir esant reikalų juos perskirstyti, atsižvelgiant į asmens valdomą turtą ar gaunamas pajamas. Čia mes kalbam apie tam tikrą socialiai teisingesnę mokestinę sistemą, kai gaunantis arba turintis daug, patys turtingiausi, moka daugiau, o uždirbantis ir turintis mažai moka mažiau. Kalbant, pavyzdžiui, apie nekilnojamo turto mokestį, mes griežtai pasisakome prieš pirmo būsto apmokestinimą ir už apmokestinimą turtingųjų vilų, būstų ar trečių, ketvirtų būstų pramogai, atostogoms ir panašiai. Apie tai galėsim vėliau pakalbėti. Griežčiau kontroliuoti bankus ir stambų verslą. Mes turim stambų verslą, pavyzdžiui, tai kalba eina ir apie prekybos tinklus. Ir teko girdėti ir vieno iš buvusių premjerų citatą, kad kartais griežtas pokalbis su prekybos tinklais dėl augančių kainų duoda didesnį poveikį negu galimas PVM sumažinimas maisto prekiams. Atlikti valstybinių įmonių auditą, neleisti keisti strateginių objektų statuso ir juos privatizuoti. Čia kalba eina ir apie geležinkelius, apie uostus. Kuo vykdyti efektyvę žemės ūkio politiką, kalbam efektyvę, tai turim omeny, kad dabar žemdirbėjai ūkininkai yra apkrauti žaliosios beprotybės biurokratinė našta, kai pildyti ataskaitas užtrunka dėl kokio nors ten pievinio veversėlio ir paskui negali dirbti pusę savo laukų, arba ten kur nors pelkė, kokia nors pasitaikė, žemapelkė, žodžiu, patiria daugybę problemų. Vykdyti taip, kryptingą aplinką tausojančią energetinę politiką, Ignitis susigrąžinti visišką valstybės kontrolę, išperkant akcijas. Pasisakome už tai, kad vadovaujant Skvernelio vyriausybei padaryta mūsų įsitikinimų regionų partijos vertinimų klaida, strateginė klaida, parduodant ketvirtadalį Igničio akcijų, bet kontrolę prarandant beveik kaip atrodo, kad pardavus daugiau negu pusę akcijų, tai būtina susigrąžinti Igničio kontrolę. Iš to išplaukia ir požiūris į tarifus, į reinvesticijas į infrastruktūrą, elektros kainą ir taip toliau. Pritraukti užsienio investicijas. Stiprinti šeimos institutą,
sudarant tėvams palankės sąlygas auginti ir ugdyti vaikus. Čia pakalbėsim apie mokestinės ir išmokų priemonės, užtikrinti orę senatvės pensiją, įsteigti seniorų veiklos krepšelį, skirti gyventi, o neegzistuoti leidžiančias socialinės išmokas, bet tik tiems, kuriems jos tikrai yra būtinos, užtikrinti lengvatas jaunom šeimom. Ir kai mes kalbėsim apie skaičius, tai taip, skaičiai kai kurie pasirodys dideli, galbūt kai ką dvigubai siūlom didinti, o kai ką ir trigubai, tačiau visą tai mes matome Europos vidutinių pajamų, vidutinių pensijų, vidutinių išmokų kontekste. Jeigu jau taip stengiamės siekti europinės gerovės Lietuvoje, tai nesakom, kad būtinai kaip Danijoje iš karto, tačiau bent jau siekti vidurkio, kur, tarkim, pensijos nesiekia, minimali alga nesiekia ir daugybė pozicijų nesiekia. Taigi, užtikrinti visuotinai prieinamą iki mokyklinį ugdymą, čia kalbama apie darželius, atkurti regioninio švietimo įstaigų tinklą, kalbama apie mokyklas regionuose, garantuoti konstitucinę tėvų teisę auklėti ir ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimą. Apie tai jau pristačiau pirmojo dalyje, tai kalbam apie tai, kad, tarkim, tėvai turėtų teisę spręsti, ar jie nori, kad vaikai jų mokykloje būtų supažindinti, tarkim, su LGBT darbotvarke, tais klausimais. Jeigu yra mokyklų, kur nori, kur sutinka, prašom, raštu pasirašius, tą galima daryti, tačiau jeigu tėvai nesutinka, turėtų būti gerbiama jų pozicija. Išsaugoti lietuviškumą, Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą, gražinti prestižą pedagogo profesijai, pasirūpinti neformaliuoju ir išspręsti įtraukiojo ugdymo problemą. Apie įtraukųjų ugdymą taip pat pasisakėm, turime gerąjį pavyzdį Širvintose, partijos vicepirmininkės Živilės Pinskuvienės taikoma. Pasirūpinti neformaliuoju ugdymo, kaip 5 vaikų tėvas galiu pasakyti, būrelis Vilniuje ir ne tik Vilniuje, kainuoja, matyti, mažiausiai 50 eurų. Dabar krepšelis siekia apie 30 eurų būreliams. Tai mes suprantam, kad net vieno būrelio išlaidų padengti neformaliojo ugdymo krepšeliu neįmanoma, tai mūsų siūlymas jį bus didinti ženkliai, kad bent jau vieną būrelį vaikas galėtų lankyti geriausiai 2, nes tai ir narkotikų prevencijos, ir nusikalstamumo prevencijos poveikis tuo pačiu. Tai atkurti regionų medicininės priežiūros įstaigų tinklą, arba bent jau tą esamą tinklą įgalinti veikti, kaip turim pavyzdį, pavyzdžiui, Palangoje. Vasarą, matyt, visa Lietuva buvo ir kas turi vaikų, ar ne tik vaikų, susižalojo Palangoje. Tai, mano atveju, aš turėjau sunkiai susirgusi savo vaiką, man iš karto buvo pasakyta, ne, Palangoje net nevažiuokit pas mus į ligoninę, mes nieko negalėsim jums padėti, jūs į Klaipėdą važiuokit. Taigi visi milijonas Lietuvos pulsiautojų vasarą važiuoja iš Palangos ligoninės į Klaipėdą gauti kažkokių pagrindinių paslaugų. Taip neturi būti. Įvesti tvarką šalies teismuose, mažinti biurokratiją visose valstybiniuose sektoriuose, kurti korupciją atsparę aplinką, pritraukti į tarnybą naujus policijos pareigūnus, išsaugoti esamus, vykdyti Lietuvos interesus atitinkančią užsienio politiką, stiprinti bendradarbiavimą su kaimynais, Lenkija, Latvija, Estija, formuoti realią krašto gynybos sistemą, įtraukiant ir artimiausias kaiminės partnerės, diegti modernes technologijas karybos srityje, ugdyti visuomenės patriotiškumą ir pilietiškumą, ką ir darome šiuo programos pristatymu, stengdamėsi, kaip Lina Petronienė ir sakė, sudominti žmonės, informuoti žmonės, kad jų pasirinkimas spalio 13 būtų grįstas ne tik tai emocijomis, bet ir racionaliu pagrindu.